Sveiki. Nors jūs uždėjote tokią tarsi šypsenėlę išdykėlišką po to, kai parašėte, kad jūs man panašios, iš tikrųjų man atrodo, kad ta mintis jūs smaugia, nes jūs taip nemėgstate to, ką mama įkūnė jūsų galvoje, jos elgesio, kaip jinai elgesi, kaip su jūsų sūnumi elgesi, kaip nuolat kritikuoja jūsų šeimą, kaip jūs pačią nuolat tarsi trina. Ne, taip nėra, tu per jautri reaguoji, prisigalvoji. Tai tas pasakymas, kad jūs man panašios ir šypsenėlė po to, iš tikrųjų yra tikriausiai juodas sarkazmas, nes jums norėtųsi būti panašiai į bet ką išskyrus savo mamą. Tais momentais, kai jūs suvokiat, kad kalbat panašiai kaip mama ir kitus kritikuojat lygiai taip pat tikriausiai, jums tarsi smūgis į širdį. Aš nesuprantu, kaip aš galiu tokia būti. Aš juk taip pati kenčiu nuo mamos, kaip aš pati galiu tokia būti. Iš tikrųjų, galbūt jūs esate savo pažadėjusi labai seniai, kad tokia kaip mama tikrai nebūsit. Ir dabar suvokiant, kad jūs esat labai panašiai mama, jums dvigubai skaudu, nes jūs ir pažado neišpildėt. Ir dar savyje pastebit, kad jūs irgi netoli kaip obuolys nuo obels nusiritote. Ir sunku gyventi savęs nemėgstant. Tikriausiai daug sunkiau gyvenant savęs nemėgstant, negu gyvenant nemėgstant savo mamos. Iš tikrųjų, santykis su jūsų mama, jūs turite santykį su mama minčių ir jausmų lygmenyje. Jūs galvojate tam tikrus dalykus apie savo mamą ir tuo pačiu apie save, teisiate mamą ir tuo pačiu save, kai atpažįstate, kad jūs panašių bruožų turite ir panašiai elgiatės. Ir jausmų lygmenyje jūs labai su mama esate tampriai susijusi. Tai yra mamos elgesys, jumyse iššaukia daug jausmų. Jums per jautru būti šalia jos, per jautru net kalbėti negalite. Jums sunku žodį pasakyti, jums iš karto veržiasi ašaros. Didelis poveikis mamos jums. Ir stovėdama šalia mamos, jūs net negalite sveikai ant jos pykti, jums ašaros iškart ima viršų. Tarsi galia, kurią mama turi jūsų gyvenime, yra tikrai labai labai didelė. Todėl jūs labai stipriai turite stiprų emocinį santykį su mama ir stiprų mentalinį minčių santykį, nes jūs daug visko apie mamą galvojate ir turite sukūrusi jai stiprią tapatybę ir tuo pačiu savo, aišku. Ir dar visame šitame jūs įsivaizduojate, kad čia ir yra jūsų mama. Tai vat, ką jūs apie ją galvojate ir jaučiate, kad tai ir yra jūsų mama. Bet labai gali būti, kad čia jūsų mamos visai nėra, kad tai yra tik tai personažas, kurio vaidmenį mama gerai atlieka, nes jinai tik tai šitą vaidmenį ir moka atlikti. Dėl jos gyvenime taip susikloščiusių aplinkybių, dėl to, kaip jinai augo, dėl to, kokio aplinkoje jinai augo, dėl to, ką jinai suprato augdama, kaip reikia būti šiame gyvenime, norint išgyventi, kaip reikia elgtis. Ir jinai tą vaidmenį ir vaidina nuo tada. Ir jinai taip pilnai su juo sustapatinusi, kad tikėtina, kad jinai kitaip ir negalėtų ir nemokėtų netgi. Ir nežinom, ar jinai pati žino, kad jinai vaidina tą rolę. Ar jinai suvokia, kad jinai tik vaidmenį vaidina. Ar jinai taip įsijautusi į vaidmenį, kad jinai ir pati apie save taip galvoja. Sako, čia mano toks charakteris, mano toks bruožas, aš tokia esu.
tapatybė labai dažnai gali būti kaip virusas. Kaip kažkas, kas labai anksti atėjo pas mus ir visai nesveikos aplinkybėse, netokiose, kokios būtų buvusios palankios mūsų augimui, atėjo ir prisisiurbė kaip dėlė prie mūsų, nes tai buvo vienintelis būdas tos aplinkybėse kažkaip išlikti. Ir laikui bėgant mes pamiršom, kad tas virusas kažkada atėjo ir prisisiurbė prie mūsų. Ir laikui bėgant mes su juo visiškai susitapatiname. Todėl gali būti, kad atsipalaidavimas santykė su mama jums gali ateiti per tai, jeigu jūs suvoksite, kad kiekvieną kartą, kai jūs bendraujate su mama ir jums sunku, kiekvieną kartą, kai kalbatės apie bites ir orą, o ne apie esmę, kiekvieną kartą, kai jums gniaužia gerklę ir jūs negalit nieko pasakyti, kiekvieną kartą, kai pykstate, kad jinai kritikuoja jūsų šeimą, visuos iš tuose momentuose jūsų mamos nėra. Visuos šituose momentuose yra mama atlieka vaidmenį, kurį išmoko ir jinai kitaip jau nebežino, kaip gyventi. O kur tada jūsų mama? Jūsų mama yra už to vaidmens, bet jinai neturi jokių būdų nusirengti tą scenos kostiumą ir pasirodyti, kokia jinai yra. Jis tikrai žodžio prasme įaugo į odą. Jinai iš savęs kelio neberanda. Nereiškia, kad niekada ir neberas. Aš esu pati patyrusi situacijų su žmonėmis, kurie labai stiprios ligos akistatoje, mirties akistatoje, staiga tą rūbą nusiplėšia. Ir pirmą kartą pamato, kad visą gyvenimą vaidino vaidmenį, patys jau nebežinodami, kad čia tik vaidmuo. Gali būti, kad jūsų mamai tas praregėjimas ateis ir šiaip kitokių aplinkybių atvestas. Gali būti, kad net ir sutikimas su savo paskutinėmis dienomis šio žemėje, jie irgi nepadės pamatyti. Bet jeigu jūs galite savyje pasiekti tą žinojimą, jeigu jūs galite kiekvieną kartą bendraudama su mama suvokti, kad čia šiuo metu aš bendrauju su aktorium, kuris mamos neprileidžia, jis jos į sceną neišleidžia, jis užėmęs pirmą vietą. Tas aktorius, kuris išmokęs, kaip kalbėti, kad pačiam neskaudėtų, kaip pirmam būti įžeidžiančiam, kad atgal nekirstų, kaip nuolat kritikuoti padeda išvengti kritikos atgal, kaip nuolat tvirtai aiškinti kitiems, kaip jie turėtų gyventi savo gyvenimus ir kokius jie netikusius gyvenimus gyvena, apsaugo nuo vidinio pažeidžiamumo, kad aš pati negyvenu tokio gyvenimo, kokį norėčiau. Bet tas aktorius, jisai vaidina savo rolę, jisai kalba su jumis, jisai jūs kritikuoja ir jūsų mamos neprileidžia prie jūsų. Jūsų mama yra tuose sąmonės momentuose, aš nežinau, kiek jinai pati jų turi. Aš nežinau, ar jūs esate turėjusi susitikimus su mama, kur jūs žinote, kad bet čia šitame momente aš pamačiau, tarsi šydas nuo akių nukrito mano mamai ir aš pamačiau, kad jinai mane mato ir aš ją matau. Galbūt jūs esate tokiu momentu turėjusi. Galbūt jūs norite, galite tokiu momentu bandyti susikurti su mama, bet tam reikia jūsų vidinio pasirengimo. Jūs tuose momentuose taip pat neturite žaisti jokio vaidmens. Jūs į tuos momentus taip pat turite ateiti kaip gryna sąmonė, ta, kuris suvokia, kad už minčių, už jausmų, už veiksmų tapatybės yra mūsų tikroji prigimtis, kuri šiuo metu neturi jokio būdo išlysti, nes tokie gniaužtai yra dideli. Ar jūs turite galimybių susijungti su savo tapatybė? Ar jūs turite galimybių susijungti su savo prigimtinė tapatybė? Ar jūs turite galimybių būti santykėje su mama tik sąmonė? Galbūt ne kiekvieną kartą, galbūt ne visą laiką, galbūt tik tada, kai pasirinksite. Todėl, kad su žmogumi, kuris yra pamiršęs, kas jisai yra ir kuris veikia tik tai per kažkokį tai vaidmenį ir rolę, jeigu mes šalia jo galime pasodinti sąmonę, kuri neteisia,
kuri mato, kas yra už visų tų rolių ir vaidmenų, kuri tyliai ramiai sėdi šalia ir duoda visą erdvę, kurios reikia, kad pats žmogus save pamatytų ir savim susitiktų. Gali būti, kad tokiais momentais jūsų mama pasirodys. Ir gali būti, kad pasirodžius, jinai greit vėl pradings. Ir gali būti, kad jinai neatsimins, kad pasirodė. Ir gali būti, kad tie momentai neprigis, bet tas momentas bus buvęs. Ir jums kitą kartą bus lengviau, kai vėl išlys mamos personažas. Jūs žinosite, kad bet čia tai kaip spektaklis ant scenos. Aš žinau, kas čia vyksta. Mano mamo šito interakcijoje nėra. Tai netliepia tikriausiai to jausmo, kad jūs norėtume bendrystės su mama. Žinoti, kad mama pati nesuvokia, kad jinai tik vaidmenį atlieka. Neduoda bendrystės su ta mama, jeigu ta mama nepasirodo. Tai kaip bendrystę su ja pajausti. Bet galbūt jūs galite bendrystę pajausti su tuo, kaip jums pačiai sunku nuo savo vaidmens atsiriboti. Kaip jūs pati irgi vaidinate tiek daug vaidmenų gyvenime, kaip jūs pati galbūt net savo iki galo tų vaidmenų nenusimetate. Suvokimas kaip asmeninis suvokimas. Kaip sunku gyventi gyvenimą be vaidmens, be tapatybės. Kaip sunku būti momente neteisant jo, kaip sunku neteis kitų žmonių, kaip sunku neteis mamos. Aš noriu, kad mama pasirodytų, bet aš pati nepasirodau. Aš mamą teisiu už tai, kad jinai teisia mane ir mano šeimą. Aš noriu, kad mama nustotų teisti mane ir mano šeimą, bet aš pati negaliu nustoti nuoširdžiai širdyje teisti mamą. Tai per šitą suvokimą galbūt gali ateiti pajautimas viduje, kad kaip sunku iš tikrųjų. Tik tai būti su kitu žmogum, atviram, nuoširdžiam, be filtro, nevaidinant jokio vaidmens. Kaip sunku, juk nenoro trūksta jums nustoti teisti mamą. Kažkas tarsi neleidžia, kažkas tarsi kaip tas virusas prikibęs ir mes nerandame, neturime, nežinome, kur rasti tuos raktus, atsirakinti ir išleisti tą kažką į lauką. Mes tik jaučiame, kad norėtume kitaip, bet tarsi neturime tam įrankių, vis dar nematome, nežinome, kur tie įrankiai. Galbūt iš to suvokimo kažkas viduje atsileis dėl mamos, kad jūs suprasit, kad jinai tokia pat įkaitė kaip ir jūs. Ir gal net didesnė įkaitė, nes jūs gyvenat jau kitais laikais, kai situacija iš esmės yra kitokia. Jūs augote ne tais pačiais laikais, jūs augote ne toj pačioj struktūroje, ne toj pačioj sistemoje, jūsų pasaulis ne toks, koks buvo mamos labai ilgus metus. Tai galbūt jums prieinamesnis yra kelias prie raktų, negu mamai buvo. Gal iš to gali ateiti suminkštėjimas viduje mamos atžvilgiu. Atjauta, negailestis, o atjauta ir suminkštėjimas viduje.